Ir tai pradedam antrą pamoką, antrą praktinę pamoką. Tai toliau tęsiasi, reiškia, praktika, būtent, reiškia, teorija, praktika, viskas yra susiję, kad turėtumėm ir vieną, ir kitą patirtį. Ir gal tik tais taip, ką trumpai pasakyti, tai čia buvo galbūt toks staigmena, ne, gongas, nes gongas apima visumą, reiškia, su gongas. Tai šita terapija, jinai apima labai daug, faktiškai viso kūno sveikatą. Okay? Visų pirma, tai stuburas, visas yra stuburas harmonizuojamas išgydymas, visas stuburo, ant ko mes, kaip ir dėl to sakiau, visas pagrindas, ant ko mes stovim, tai yra visas stuburas. Dažnis, ta visa dažnio vibracija, jinai reiškia visus organus paliečia, ar ne, nes gausis jis vieną pėdą, antrą pėdą, ranką į ranką. Nuo pėdų, per visas kojas jaučiu, kaip gydo ir į stuburą. Aš labai jaučiu stuburą, būtent apatinės čakras labai jaučiu, kaip stiprėja, kaip toks stabilumas ateina, labai jaučiu. Šita procedūra, visa tai čia bendro, jeigu žmogus turi daug tokių sveikatos problemų ir panašiai, tai čia tokia jau gydymo tokia terapija, ten aišku mes kur darėm prieš tai, ten aura, čia tokiam subtiliam lygmenį, aišku, kaip ir kalbėjau, kad visos ligos prasideda nuo subtilaus kūno, subtiliam kūne ir po to mes taip ateina ir į mūsų fizinį kūną palei. Mes prispaučiam 3 pirštus su 2, kaip patogiau, va, daugmaž tikiuosi, kad čia matosi viskas. Įsivaizdavim, padedam, okay? Žmogaus delnas taip, ir mes tada skambinsim. Kalnuosi teisai. Bet dedam singing bowl ant pirštų galiukų ir 10 kartų taip pat. 80% intensyvumu. Skambinam. Intensyvumu. Ir lygiai tas pats, ant paskutinio laukiam, kol visiškai nurims. Visiškai.